Mes gyvenam nuostabiam dvigubų, trigubų standartų pasaulyje. Kai Izraelis nusprendžia, kad jiem Iranas kažko pavojingas, nors jie net neturi bendrų sienų, be karo paskelbimo puola ir atakuoja Iraną. Ir ne tai, kad karinius objektus, mokslininkus, civilius žmonės žudo. To tiesiogiai žudo, ne tai, kad netyčia žuvo. To daryti negalime pagal karo teisę. Pakalbėkim trumpai apie tai. Iškart pasakysiu, aš nei už Izraelį, nei už Iraną, nei už Rusiją, Ukrainą, Landsbergius, šituos, Ameriką, Europos Sąjungą. Aš už Saulių Gintautą. Ir aš kaip čiūkčia stebėtojas bandau viską žiūrėti iš šono ir jums pasakoti. Maksimaliai, taip, nešališkai. Kas nežinot, kas yra Saulius Gintautas, tai esu aš, jau kartais net čia pakliuot į mano kanalą. Iš esmės, kai Izraelis sako, Iranas kūrė atominį ginklą, jį reikia sunaikinti. Ir visas vakarų pasaulis ploja, ura, ura! A kai Ukraina sako, mes sukursim purvinę atominę bombą. Visi ploja, ura, ura, ura. Visi ploja irgi ura. Tai palaukit, tai galima kurti pasaulio atominės bombas, ar negalima kurti pasaulio atominės bombas? Man paaiškinkit. Mum Iranas kelia grėsmę. Sako Izraelis. Rusija sako, mum Ukraina, va šalia mūsų stovi. Rusų kalba uždrausta. Ideologija žudyti visus rusus. Duokit mum garantijas saugumo. Sako, eikit, jūs 21 metų gruodžio mėnesį jos pasiuntė nafį. Sako, okei, supratom, reikia savo saugumo garantijas pasimti patiem. Blogai agresorius. Izraelius, fiksnai kur ta šalis, už 1000 kilometrų atakuoja, Izraelis, nuostabus. Nuostabu. Šiandien vakare YouTube'e bus kanalas plačiau apie šitos įvykius. Aš suprantu, kad Izraeliui reikia kariauti. Aš suprantu, kad jie žudo vaikus, žudo moteris. Jam tą reikia iš tikrųjų daryti, apie tai mes šiandien vakare ilgiau pakalbėsim. Bet supraskite tai, kad mes dabar gyvenam dvigubų standartų laikais. Ir Lietuvoj kviečiama žudyti nelojalius, o tai daro konservatorių partija. Jūs esate įstikinę, kad, pavyzdžiui, konservatorių partijos nariai, ar jūs pasiruošę žudyti savo brolius, seseris, kaimynus, draugus, bendradarbius, bendrapartiečius? Jeigu paaiškės, ateis nurodymas iš centro, tas yra nelojalus. Aš nenustepsiu, kad jau dabar konservatorių partijų rajonų skyrių pirmininkai yra gavę kažkokią tai pusiau slaptą raštą, kad reikėtų išsiaiškinti, kurie lojalūs, kurie nelojalūs. Galbūt reikia padaryti kokias nors smogikų grupės, iš kurių žmonių būtų galima padaryti smogikų grupės. Kas nors galit man tai garantuoti, kad tai to nėra? Aš nelabai nesu įstikinęs. Nes pas jos lyderis toksai. Žudyti net neteisiant. Kam dabar padarysi? Toks yra dalykas. Taip pat, kai jūs plojat katučiam už dvigubus standartus, šiandien tie standartai gali būti jūsų pusėje. Rytoj labai greitai tie standartai gali apsikeisti. Šiandien jūs nelojalius darot sąrašus. Aš apie tai dar apie nelojalius sąrašus dar pakalbėsiu, apie dieną bus atskiras video. Šiandien vakare išeis šitas video apie Iraną ir Izraelį. Tarp kitko, 2003 metais vakarų pasaulis užpuolė Iraką, atseit jie turi cheminį ginklą. Ginklo to nesurado. Bet tai netrukdė nužudyti jų lyderį. Jis geras buvo ar blogas? Čia jau kitas klausimas. Ir ne amerikiečiams spręsti. Tauta turi nuspręsti, kokie yra jos lyderiai. Bet mes gyvenam tokiais įdomiais laikais, kai žudimas tampa kasdienybė ir tampa realybė. Jeigu jums atrodo, kad Izraelis, Iranas labai toli ir jums nieko neįtakoja, a naftos kaina 300 ar 200 dolerių, jums įtakos ar ne? Pasakykit man. Šalia Rusija, Ukraina. Neįtakoja mūsų, aišku, kad nemokesčius kelia, ne dėl to, aišku, kad ne dėl to, nieks mūsų neįtakoja. Mes čia vieninteliai, kuris iš konservatorių sakė, kad 2008 metų krizė mūsų Lietuvos ekonomikai nieko nepadarys. Mano tokį. Ar tik ne dabartinis šitas ekonomikos ministras tą patį išnekėjo tada, kad nesąmonė, jokia čia krizė Lietuvos nepasieks. Tai vat, mus kai valdo tokie nuostabus, kitų žodžių negalėsti, politikai, tai nuostabi ir bus ateitis. Galbūt jinai neigiamai bus nuostabi, bet kokia atveju jinai bus nuostabi. Kad, mėlyje, mąstykit, galvokit, ruoškitės. Nesakykit po to, kad bus, man
nieks nepasakė, dėl ko taip neturėjo būti, taip niekada nebuvo. Oi, kiek bus tokių ašarų ir nusišnekėjimų, bet kam dabar lengva? Man lengva, tau lengva. Bet kokiu atveju, jūs nuostabus. Nesvarbu, ką daro, vis tiek nuostabus.